a todos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Elisa arba Elžbieta encantada. Šiandien aš norėčiau pakalbėti su jumis apie labai įdomią temą ir tikrai šiandien jūs sužinosite daug naujų išsireiškimų ir daug naujų veiksmažodžių, kuriuos galėsite naudoti savo kasdienėje kalboje. Taigi, manau, galime pradėti. Šiandien mes pakalbėsime apie veiksmažodžius, kurie eina kartu su kitų veiksmažodžių, bet jie padaro, taip sakant, duoda kitą reikšmę. Tuoj, manau, su pavyzdžiais jūs viską suprasite. Ir pradėkime. Ir pirmas mūsų perifrasis verbal, ispaniškai taip vadinasi, perifrasis verbal, yra tener más que más infinitivo. Matome šiandien keletą tokių panašių konstrukcijų, pasižiūrėsime, ką jie reiškia ir kada naudojame. Taigi, mūsų šiandienos tener más que más infinitivo, jūs čia taip pat turite visą asmenavimą, veiksmažodžio tener, nes mes veiksmažodį tener asmenuojame, que visada šalia yra, tai visada, nesvarbu kokią asmenį jūs pasirinksite, bet que visada bus šalia, ir taip pat infinityvo, bendratis, irgi mes jūs nekeičiame niekada, bendratis ir lieka. Tai vadinasi, tai kaip jūs matote čia, tener išasmenuotas pasirinkate jums atitinkamą asmenį. Prirašote que ir prirašote bendratį, žiūrite, apie ką jūs kalbate, taip, ir jūs turėsite išsireiškimą privalėti. Taip, aš dabar sakau bendratimi, kad privalėti, kad kažką daryti, privalėti. Ir manau, eikime iš karto prie ejemplios. Ir pirmas pavyzdys pas mus būtų. Tengo que comer. Taip, turiu valgyti arba privalau valgyti. Tenemos que viajar a otro país. Turime keliauti į kitą šalį. María y Ana tienen que comer más saludable. Turi valgyti sveikiau. Matote, visur aš sakau, kad turi, turiu, privalo, privalau, privalome, turime ir taip toliau. Vat šitas yra mūsų ir signifikado, taip, šita yra reikšmė, kad privalėti ir jau kažką daryti. O ką daryti pasirinkate jūs jau su veiksmažodžiu, kuriuo naudosite. Čia yra pavyzdžiai, kaip mes naudojame, taip, bet jūs naudojate jūsų kasdienėje kalboje ir pritaikote tinkamą veiksmažodį tą, kurį jūs norite panaudoti. Važiuojame toliau. Sekantis. Hay más que más infinitivo. Čia irgi reiškia tą patį, kad reikia kažką daryti, tai bet koks skirtumas. Tener que más infinitivo, prieš tai mūsų konstrukcija, mes ją naudojame taip, jinai yra personalizada, vadinasi, jinai yra atkreipta kažkam, tai taip, nes mes turime visą tener veiksmažodį asmenuotą ir pasirinkame. O čia hay que infinitivo, hay nesikeičia, jisai visada liks toks pat ir čia vadinasi, jūs jau neprirašote, vadinasi, ne priklijuojate kažkam tai, bet jūs daugiau kalbate apie general, apskritai, apie tai apskritai, taip, hay que, reikia kažką daryti ir viskas. Taip, vėl, tas pats, tik jūs čia nepritvirtinate prie kažkokias mes pakalbate apskritai. Pavyzdžiui, hay que comer más saludable. Reikia valgyti sveikiau. Taip, reikia. Aš niekam neprirašau, nei man, nei savo, nei jums, nei tau, nei jiems niekam. Taip, aš kalbu apskritai, kad reikia. Toliau, pavyzdžiui, hay que fregar
fregar los platos 3 veces al día. Reikia plauti indus 3 kartus per dieną. Reikia, apskritai pasakiau. Hay que salir y tirar la basura. Reikia išeiti ir išmesti šiukšles. Aš apskritai kalbu. Vat jums čia, kad mums reikia kažką daryti, bet tener que más infinityvo. Pirma konstrukcija yra, kad mes prirašome, priklijuojame kažkokiam žmogui, taip, o ai mes naudojame apskritai. Kai prie niekom neprirašome, ir tiesiog kalbame apskritai, kad kažką reikia padaryti. Sekantis mūsų perifrazės verbal yra empezar más a más infinityvo. Empezar mes turime visą išasmenuotą, vadinasi, jau čia parinkame asmenį, tą, kurį mes norime, priklausant to, ką mes kalbame, taip, tada a ir bendratis. Ką tai reiškia? Empezar reiškia pradėti, vadinasi, mes pradedame kažką daryti. Ir manau, galime dabar žiūrėti jau ejemplos, pavyzdžius. Por ejemplo, cuando empiezas a trabajar, kada pradedi dirbti, empiezo a trabajar este lunes. Pradedu dirbti šitą pirmadienį. Empiezo a comer muchas verduras. Pradedu valgyti daug daržovių. Empiezo a enseñar el español. Pradedu mokyti ispanų. Taip, aš pradedu, pradedame, pradedate, jau asmenį naudojate, kokį jums reikia ir po to veiksmažodį. Taip, būtent ką jūs pradedate daryti. Bet prisiminkite visada tą konstrukciją. Taip, empezar, atitinkamas asmuo, a ir bendratis. Sekantis, volver a infinityvo. Volver, vėl mes jį turime išasmenuotą, vėl renkame atitinkamą asmenį, kuris atitinka jūsų pokalbį, ką jūs kalbate, taip. Ir tada mes dar a neužmirštame ir bendratis. Volver reiškia grįžti. Bet šituo atveju, kai mes naudojame su bendratimi, mes norime išsakyti, kad mes pradedame taip vėl kažką daryti, ką jau anksčiau esame darę. Kad vėl, taip sakant, tą patį taip ir iš naujo pradedame daryti. Taigi, prisimename, taip, volver a infinityvo, volver a bendratis, neužmirštame a raidelės. Volver, jūs pasirenkate asmenį jums atitinkamą ir po to bendratį, apie ką kalbate. Pavyzdžiui, mi mama quiere volver a estudiar. Mano mama nori vėl mokytis, nori vėl pradėti mokytis. Tomás vuelve a hablar sobre su pasado. Tomas pradeda vėl kalbėti apie savo praeitį. Taip jisai kalbėjo jau ir dabar vėl pradeda kalbėti. Volvemos a comer la carne. Vėl valgome mėsą, tai vėl pradedame valgyti mėsą. Volver a bendratis, mes vėl kažką tai pradedame daryti, tai ką mes darėme. Sekantis, poder más infinityvo. Poder plus bendratis. Jau jokių a, n nieko nėra, taip tik poder ir bendratis. Poder reiškia galėti, turite asmenavimą veiksmą, žodžiu poder galėti ir bendratis. Poder, tai vadinasi, jis reiškia galėti, kaip ir sakiau, kaip ir minėjau. Ir dažniausiai šitas poder su bendratimi, jis yra naudojamas tam, kad mes prašome leidimo kažką tai padaryti. Pavyzdžiui, puedo abrir la ventana, ar galiu atidaryti langą. Puedo sacar la basura, galiu išmesti šiukšles. Si quieres, puedo preparar la cena. Jeigu nori, galiu pagaminti vakarienę. Vadinasi, taip, jūs klausėte leidimo. Gali tai būti klausimo forma, taip,
arba sakinio forma, kai jūs konstatuojate faktą, kad jūs sakote, kad aš galiu kažką daryti. Sekantis yra terminar más de más infinitivo. Terminar vėl mes asmenuojame, vadinasi, renkame asmenį, kokį mes norime, priklauso nuo mūsų pokalbio. Ir mes neužmirštame de ir bendratis. Ką tai reiškia? Mes šitą konstrukciją naudojame, kai mes pasakome, kad mes baigiame daryti kažkokį veiksmą. Tai būtent yra tokia konstrukcija. Kad mes baigiame kažką tai daryti. Taip mes darėme ir viskas. Finito. Mes baigiame tai daryti. Por ejemplo, termino de escribir la carta y voy a salir. Baigiu rašyti laišką ir išeisiu. Termino de leer el periódico y nos vamos. Baigiu skaityti laikraštį ir mes einame. Termino de trabajar a las 5. Baigiu dirbti 5 valandą. Termino de corregir los deberes. Baigiu tikrinti namų darbus. Taip? Vadinasi, mes baigiame kažką daryti, kažkokį veiksmą. Sekantį mes turime dejar de más infinitivo. Dejar asmenuojame, neužmirštame de ir bendratis. Dejar reiškia palikti. Bet mes ne žmogų paliekame, taip, bet kažkokį veiksmą. Tai vadinasi, mes baigime tai daryti. Kažkokį tai veiksmą. Taip, ir tarsi daugiau to nebedarysime. Dejamos de gritar porque me duelen los oídos. Baigime šaukti, nes man skauda ausis. Ir paskutinis šiandienai būtų seguir más gerundio. Seguir yra išasmenuotas, jūs renkatės asmenį, kurį jums reikia. Ir gerundio, o gerundio tai yra tokia veiksmažodžio forma. Ir pasižiūrėkime, kas tai yra gerundio. Gerundio tai yra veiksmažodžio forma su galūne yendo, ando. Jeigu veiksmažodis baigėsi ar galūnė bendratyje, pavyzdžiui, hablar, cantar, mes pridedame galūnę ando. Hablando, cantando. Jeigu veiksmažodis bendratyje baigėsi ir arba galūnė kaip escribir, beber, mes tuo tarpu pridedame galūnę yendo. Escribir, escribiendo. Vivir, viviendo. Va čia ir yra mūsų gerundio. Taip, ta veiksmažodžio forma su ando, yendo galūnėmis. Dėl to, šitą ir mes turime formą, taip, seguir más gerundio. Ir jinai reiškia, ką? Seguir veiksmažodis sekti. Tai vadinasi, mes veiksmą, kurį darėme, mes jį ir darysime. Tai vadinasi, mes be jokių pauzių, be jokių sustojimų, be nieko, mes tiesiog tęsiame tą veiksmą daryti. Pavyzdžiui, yo sigo fumando 5 cigarrillos al día. Aš ir toliau rūkau 5 cigaretes į dieną. Sigo trabajando en la misma empresa. Vis dar dirbu toje pačioje įmonėje. Taip, aš tęsiu tą darbą. Aš dirbu ir dirbsiu. Taip, aš nenustoju ten dirbti ir aš vis tęsiu savo veiksmą. Mi abuelo sigue corriendo 5 kilómetros cada día. Mano senelis vis dar bėga 5 kilometrus į dieną. Taip, matote, veiksmas, kurį mes nenustojame daryti, taip, mes jį darėme ir tęsime toliau jį daryti. Šiandienai būtų viskas. Ačiū, kad buvote su manimi, tikiuosi, buvo jums labai naudinga, jūs sužinojote daug naujos informacijos. Rašykite komentaruose, abajo en los comentarios, kokie išsireiškimai, kokie perifrasis verbales jums buvo nauji. Ką jūs naujo sužinojote. Man bus labai įdomu pasižiūrėti, kas ir kiek jo žinojo, o gal kažkam išvis šita tema visiškai buvo nauja.
Neužmirškite prenumeruoti mano kanalą, jūs taip mane palaikysite. Taip pat neužmirškite laiką, tai yra nemokamai, o man labai malonu. Susitiksime jau greitai kitame video. Aš suprantu,